Pastaruoju metu katastrofiškai daugėja skyrybų. Skiriasi kas trečia šeima, o tuo tarpu Seimas svarsto prezidento pasiūlytas įstatymo pataisas dėl policijos atskirimo nuo vidaus reikalų sistemos. Taigi, gresia dar vienos skyrybos. Apie šios neeilinės santuokos išsiskyrimo priežastis mes ir kalbame su viena iš besiskiriančių pusių, tai policija Kanapienė Pilypas. Labadiena. Sveiks, tamsta. Sakykit, kiek laiko truko jūsų santuoka? Susipažinom Baltijos kely. Buvau dar netekėjusi ir mergaitė. Mano mergautinė pavardė buvo labai graži – Milicija. Netrukus susituokėm ir pirmi vedybinio gyvenimo metai buvo tikrai labai sunkus. Seni kavalieriai dažnai iš Maskvos atvažiuodavo santykių aiškintis. Na, o po to lyg tai viskas ir susitvarkė. Bet dabar skiriamės. Ar susilaukite vaikučių? Vaikų nebuvo. Ir džiaugiuosi, kad su šituo durnium jų neturėjau. Nes dažnai gerdavo, prisigėręs valdžią rodydavo, liepdavo aplinkui keliais vaikščioti. Netgi tam buvo sukurtas specialus padalinys – kelių policija. Tai visgi dėl kurio kaltės tų vaikučių nebuvo? Dėl vyro, žinoma. Manasis nesveikas. Būdavo visą laiką su daktarais ir su daktarais. Bet ir tie ne visada padėdavo. Kartą metuose angelų sargų dieną per policijos šventę stovi įsitempęs, kad visi matytų, o šiaip visą laiką ištižęs, suglebęs toks. Ar tai ir yra pagrindinė skyrybų priežastis? Ne, maža to, kad jisai nebelabai pagalėdavo. Tai dar per mergas eit pradėjo. O vieną kartą išvis parsivedė namo kažkokią prokurvatūrą. Nesuprantu, ką jinai jame rado. Įsivaizduok, kaip jisai su visais savo vidaus reikalais lovoje atrodo. Na dabar tai jau viskas. Viskas baigta. Skiriamės. O tai kas buvo skyrybų iniciatorius? Tai čia tėtė. Kaip tėvelis pasakys, taip ir bus. Tai dabar po skyrybų save pasmerksite vienatvėj? Ne, aš jau ir skelbimą daviau. Kokį? Na, apie save. Simpatiška, pagyvenusi, bet dar visai žalia. Policija ieško draugo dalykiniam bendravimui. Materialinė gerovė sukurta. Ieško ir vertina dvasinės vertybės. Nuotrauka, žinoma, pagreitintų susitikimą. Ir jeigu tavęs negazina žodis policija, parašyk. Teisti ir įkalinti, nesivarginkite. Aš jūs pati susirasiu.